Na gerai, tai mums reikia dabar nustatyti, kurie iš šių sekų yra geometrinė progresija. Tai mes žinom, kad geometrinė progresija šiaip n-ojo nario formulė yra tiesiog pirmas narys kart q pakelta n-1. Na, tai kaip mes norim surasti geometrinę progresiją, tai mums turi atitikti tai tokią sąlygą, kad mūsų vardiklis yra skaičius prie dalintas iš skaičiaus, kuris buvo prieš. Tai, pavyzdžiui, antras iš pirmo kaip būtų, arba trečias iš antro. Tai pagal tai mes ir tikrinsime, kur yra iš tiesų geometrinė progresija. Tai reiškia, kad jų turėtų išlikti vienodas. Jeigu mes imtume antrą ir pirmą, trečią ir antrą. Taigi galim pažiūrėti. Tai reiškia, -3 dalinta iš 1 turėtų būti tas pats, kas 9 dalinta iš -3. Ir turėtų būti tas pats, kas -27 dalinta iš 9. Tai matome, kad visi absoliučiai jie yra lygus -3. Tai reiškia, čia mes jau turime atsakymą, kad geometrinė progresija bus 1, -3, 9, -27. Na, galim dar įsitikinti, kad šitas, pavyzdžiui, tikrai nėra geometrinė progresija, nes pagal mūsų apibrėžimą, tai vartiklis turėtų būti 1 dalinta iš 1 ir trečias narys iš antro, tai 2 dalinta iš 1, bet matome, kad 1 iš 1 tai būtų 1, o 2 iš 1 būtų 2. Tai aišku, čia nebus tikrai jokios geometrinės progresijos. Na ir jeigu sutikrintume šitą ir šitą, taip pat matytume, kad čia irgi nėra jokios geometrinės progresijos.